Po darbo grįžtu namo visas pavargęs, įsijungiu per teliką Netflixą, pradedu scrollint savo telefoną. Užvalgau kokio saldumynų ar kito junk foodo. Bet kažkodėl sekančią dieną jaučiuosi vis tiek pavargęs, nepailsėjęs. Gal žinai, kam reikalo? Todėl, kad čia nėra tikras poilsis, tai labiau pseudo poilsis. Kai tu galvoji, kad esi atsipalaidavęs, bet iš tikrųjų tavo protas, tavo nervų sistema, tavo kūnas lieka įtempti ir net dar labiau stimuliuoja. Tai ką, tipo dabar nei serialo, nei Facebooko pažiūrėti nebus galima? Žinoma, kad gali, tik suprask, kad tai nėra tikras poilsis. Tam tu turi paskirti atskirai poilsiui skirtą laiką, jeigu nori atgauti šviežios energijos ir nuolatos būti energinga. Tikras poilsis yra tas, kuris nuramina protą, nuramina kūną, pakrauna tave šviežios energijos. Pavyzdžiui, pasivaikščiojimas gamtoje, masažas, koks nors kvėpavimo pratimas, kokia lengva meditacija, tiesiog pagulėjimas ant žemės arba paprasčiausiai tyla. Tada kitą rytą atsikeli su naujomis jėgomis, o ne su dar didesniu nuovargiu, negu kad nuėjai miegoti. Tai kaip čia dabar išeina? Tipo, kad aš neteisingai ilsėjausi, tu man čia taip nori pasakyti? Sakykime taip, tu linksminai savo protą, bet nepakraudavai savęs iš tikrųjų. Jei nori pamatyti skirtumą tarp pseudo ir tikro poilsio, paskirk šiandien vakare 10 minučių vietoj kasdieninio skrolinimo pabūti vienas visiškoje tyloje su savimi ir tada nueik miegoti. Ir tu pamatysi, koks bus skirtumas iš ryto. O jei nori gilesnės praktikos skirtos atsipalaidavimui, galiu tau padovanoti vieną iš savo vedamų meditacijų. Nu gerai, pabandom, duok tą savo meditaciją, gal bent kart pailsėsiu kaip žmogus. O jei ir tu vietoj šiandieninio skrolinimo nori patirti gilesnių potyrių ir tuo pačiu kokybiškai atsipalaiduoti ir pailsėti, komentuok po šį video noriu ir aš tau atsiųsiu meditaciją dovanų.